Labadiena, mano vardas Tomas Lagunavičius ir šiandien mes kalbam apie tai, kaip būti sėkmingu. Sėkmės psichologija. Sekantis 3 principai, kurių pagalba jūs galite pasiekti to, kas jums yra svarbu gyvenime. Pradėkime. Sekantis principas: turėk pinigų tiek, kiek tau reikia. Jeigu tu jų turėsi per daug, jais reikės pradėti rūpintis. Jie tave gali paversti vergais. Ką aš to noriu pasakyti? Tiesiog, kada tu pradedi investuoti pinigus, kada tu pradedi kažką tai pirkti, tau reikia galvoti, kaip juos išsaugoti, kaip juos išlaikyti, kad apsauga, bankai ir visi kiti dalykai. Tu tampi pinigų vergas. Bet jų reikia turėti tiek, kiek tau reikia. Antras šios dienos principas, kurio reikėtų vadovautis: savo pomėgius paversk darbu. Tai, kas tau patinka, kas tau yra labai gerai, tiesiog paimk ir padaryk, kad galėtum iš to uždirbti. Taip, jeigu tai bus nedideli pinigai pradžioje, bet po truputį išvystyk tai ir uždirbsi pakankamus pinigus, kad galėtum gyventi. Ir trečias, svarbiausias šios dienos principas yra: būk su tai žmonėmis, kuriais tau yra gera, su kurie tau skleidžia teigiamą, malonę energiją. Nesusidėk su tai žmonėm, kurie tave pastoviai kritikuoja, vertina, numuša tavo entuziazmą, tavo svajonės ir sako: ne, nereikia, nedaryk, kam to reikia, visą tai nesąmonė. Ne, tu turi bandyti siekti ir norėti. O jeigu dar turėsi palaikymą, tikrai būsi sėkmingas. Realizuokit šitos 3 principus. Sekantį kartą susitiksim ir vėl kalbėsim, ką galima būtų padaryti, kad būtų labiau sėkmingais.